atrodo, kad pervertinama jos reikšmė žmogaus gyvenime. Man atrodo, kad jos nedaug. Dėl to mes taip kabinamės į tą visą meną, literatūrą, serialus ir panašiai. Nes labai nedaug tos šviesos. O turint galvoj mūsų tą ilgą žiemą, tai iš vis išprotėti. Per sausio mėnesį buvo turbūt kas 6 valandos saulės. Aš žinau, nes aš fotografuoju. Aš kenčiu su aparatu, stoju visą dieną prie lango ir kur to? Ir neišlenda. Tai va, žodžiu, aš nežinau, su tapatybė nesinori labai taip leptelėjau poetinis, filosofinis romanas, ir čia truputį čia reklama. Yra, irgi pasidaviau pagundai pareklamuoti. Jisai nėra, arba jeigu ir filosofinės, tai labai tokia paprasta šneka, ta prasme, be jokio žargono, ar ne? Jeigu poetinis, tai toks nepersistengiant labai jau ten nekuriant tos poezijos. Bet, sakykime... Bet labai atpažįstant savo poezijos vaizdinius. Bet, sakykime, dėl tos tapatybės, tai gana naudingas žodis, nes yra labai daug temų ir įvaizdžių, kurie svarbus ne tik man asmeniškai, aš nerašiau apie save kaip asmenį, bet apie tam tikrą modelį žmogaus, gal labiau vyro, sakykime, gyvenusio ir ten ir čia, nes ten yra tokių epizodų ir tokių vaizdinių. Ta turiu galvoj, pavyzdžiui, benamis Soja, kuris pasakoja, kaip jisai ieškojo dukters ir jisai paskui kalba apie sovietų kareivį, kuris tebegyvena jo pasąmonėje. Nes ten yra sovietų kareivis, kuris gyvena po šiaurės miesteliu, iki šiol, ta prasme, išprotėjęs ten žodžiu. Ten sunku suprasti iš tikrųjų, kas tikrovė, kas ne, bet sovietų kareivis, kuris tebegyvena pasąmonėje, yra, ta prasme, tam tikras mūsų tapatybės aspektas egzistuoja. Ar tai kareivis, ar Dostojevskis su kirviu, ar Čechovas su šautuvu, čia priklauso nuo skonio, ar Leninas su sifiliu. Arba ten paskui tokia yra prižiūrėtoja auksiniais dantimis. Aš beje esu iš tikrųjų matęs Vysbadeno operoje, mačiau Rusiją, moterį, pilna burna dantų ir visi auksiniai. Šiurpu, iš tikrųjų. Ir, žodžiu, jeigu turėsite kantrybės tą knygą skaityti, tai joje yra daug istorijų ir daug yra įvairių vaizdinių, kurie bus vienaip ar kitaip atpažįstami ir jie... Man toks įtarimas ir viltis, nežinau, gal, kad kažkaip jie galiausiai susisieja. Nežinau per ką, gal ir ne per tą karkvabalį su siūlu, bet per kažką jie susisieja. Kaip jums atrodo, ir profesorius? Ir per karkvabalį, bet aš noriu paklausti... Aš klausimą uždaviau. Ir aš iškart atsakiau klausimą. Okay. Bet kodėl atsiranda ta metimo rūkyti linija? Masalas skaitytojui, nes kai žmogus mato žodį mečiau, iš karto knieti paimti į rankas, nes visi ką nors bandė mesti gyvenime. Sportuot pradėti, metė. Maistą, pavyzdžiui, visi metė daug kartų, nes žiūri veidrodį ir reikia mesti. Čia viskas apie malonumo atsisakymą. Taip. Nes visas mūsų gyvenimas yra siekti malonumo ir kentėti, jeigu negali pasiekti malonumo, arba kentėti, jeigu to malonumo yra per daug. Ir jo bandyti atsisakyti. Ir kai bandai atsisakyti, tada irgi yra kančia. Taip ir sukasi viskas. Čia turbūt jau mums sako, kad reikia baigti. Ar čia Kipras ant laido? O, dar mes turim 4 minutės. Gal, aš nežinau, jau kažkaip tai. Nepaduru tai baigti nei iš šio, nei iš to. Reikia dar sugalvoti kokį klausimą. Aš dar noriu grįžti prie
Nes šiaip žaidimas turėjo būti toks, kad pirmiausia Sigitas mane klausinėja, po to aš jam užduodu tos pačius klausimus, Ja, bet bet mes tiesiog pradėjom natūraliai kalbėtis. Natūraliai, nes būtų labai dirbtina, taip kažkaip, žinai. Tai man labai įdomu, vat, ties tuo trečiu punktu didžiuoju, ar ne? Kodėl tu kažkaip klausi, ar vat, gal, tipo, jeigu ne filologinio išsilavinimo skaitytojas, gal jam reiktų išnašų. Reiškia, tau labai svarbu yra, kad jis atpažintų viską. Latviai, pavyzdžiui, išleido man 3 sekundės dangaus, jie surašė viską, ką rado, kas yra neaišku. Nu, tipo, Gott mit uns, arba ten, reiškia, Totenkopf, arba ten koks nors, reiškia, rusiškas keiksmažodis, jie viską išvertė. Man atrodo, Dacia, kur Dacia. Čia buvo leidyklos pasirinkimas, čia ne vertėjos kaltė. Okay. Bet žodžiu, nu, dėl viso pikto, kad žmonės suprastų, kas čia yra per marazmą. Tai pavyzdžiui, arba pavyzdžiui, būna tokių knygų ir Lietuvoje, nu, kas nors leptelta iš Biblijos ir paaiškina, nes ne visi skaito Bibliją. Ir nežinau, ar, pavyzdžiui, nu, kaip čia pasakyti. Ir verčiant, pavyzdžiui, man būna, aš matau jau įtarimas verčiant, pavyzdžiui, kad, nu, skamba ne taip. Koks nors ten žodis, koks nors veikėjas, ką nors sako, nes, pavyzdžiui, nu, angliškai knygose niekad nebūna išnašų ten. Aliuzijos kokios nors dažniausiai. Kartais būna tiesiog paminėtas koks nors autorius ar kas nors, bet tai būna, kaip čia pasakyti, nu, dilema, ar daryti išnašą, ar palikti. Ar tai pradings tas daiktas, ar žmonės tik tegul žino tie, kurie žino. Nežinau. O koks buvo klausimas? Ar toks ir buvo klausimas? O koks? O apie ką ši knyga vis dėlto baigė? Paskutinę minutę atsakymui. Aš nerašau, iš tikrųjų, aš net buvau užsirašęs tokią maldelę gražią, aš nežinau, nenoriu aš jos skaityti, bet iš esmės mano tokia mintis yra, aš nerašau komercinės literatūros ir tai nėra, kaip čia pasakyti, pasigyrimas mano, kad, arba kad smerkiu tuos, kurie rašo komercinę, bet tai nėra istorija, kurią aš noriu parduoti. Jeigu aš norėčiau ją parduoti, aš rašyčiau ją kitaip. Bet aš gal šiandien parašyčiau, gal aš negabus. Bet žodžiu, iš tikrųjų, aš rašau dėl to, kad man tai yra svarbu. Aš pagyvenu ten truputį, kaip visą laiką norėjau būti nykštukas, kuris galėtų gyventi skalbimo mašiną, nes skalbimo mašinos labai gražios dabar. Aš taip norėčiau gyventi su stikliniam durim, Jėzus, ir patamsintas stiklas, ir ūžia, nuostabu. Bet, nes, tai aš tas nykštukas esu, aš pasidarau skalbimo mašiną iš savo literatūros, aš ten sėdžiu dienomis, naktimis, ta prasme, kai rašau, aš dabar, pavyzdžiui, nerašau jokios knygos ir man baisu. Aš jaučiuosi kaip plūduras, kuriam nutrūko ten tie visi suknisti linai ir mane neša į atvirą jūrą ir aš bijau. Aš sutiksiu ledkalnį, mane ištaškys. Nėra už ko užsikabinti. O kai aš rašau knygą, aš ten gyvenu. Ir man tas gyvenimas yra kaip, iš esmės, kaip vaikystėje spintoje, arba jeigu visim toliau, tai kaip iščiuose, ar ne? Šiurpus vaizdas, bet taip yra. Dėl to ir, sakykime, dėl ko man tas svarbus stilius, ar ne, dėl to, kad aš nenoriu atpasakoti tikrovės, reiškia, atspindėti juos kaip nors ten, reiškia, kažką pamokyti ir kažką pamoralizuoti. Aš sukuriu tą tikrovę ir, arba mes čia vienu metu žiūrėjom labai tą kulinarinius šou, ten jie labai mėgsta šnekėti apie skonio tekstūrą, ten maisto tekstūrą, ten reiškia, ten skonio įvairovę, ten kažkaip skonių sprogimai, kažkaip, ne. Tai iš esmės aš tą tikrovės skonį noriu sukurti, ar ne, ir dėl to jame persipina ir seksas, ir mirtis, ir baimė, ir viltis, ir paguoda, ir nežinau kas, ir užuojauta. Tai ir yra mano tikrovės supratimas, kokį aš kuriu. Nenoriu aš jos
atspindėti, reiškia. Ir tas pasakymas pasaulio netikiu, pasaka tikiu, tai yra fucking literatūra, pasaka ir yra. Nors prieštarauja šitam pasakymui daugelis mūsų dabar rašomų knygų, nes tai yra dažniausiai kažkokie tai sociologiniai projektai, kuriuose mėginama pataisyti pasaulį. Pasaka netaiso pasaulio, pasaka yra kitur. Pasaka yra antipasaulis. Ok? Tai ačiū, turbūt mes baigsim jau. Tokia gaida.